Sveiki visi Amigos entuziastai. Šiandien pabaigsime tai, ką pradėjome praeitoje serijoje. Ne tik pasigaminsime itin sparčiai besikraunantį asmeninį diskelį, bet ir sudalyvausime mano joystiko unboxinge. Taigi išsivirkite kavos, nes video bus nuobodokas ir labai ilgas. Važiuojam! Štai mes vėl sėdime prie Amigos ir šiandien pratęsime darbą su šituo ARE Media diskeliu. Jeigu pamenat, mes jam sukūrėme paleisties sektorių ir pasižiūrėjome, kaip realiai atrodo Amiga DOS. Nuo šio video pradžioje mes truputį supaprastinsim šito diskelio formatavimą. Šitą diskelį mes suformatuosime be jokios šiukšlių dėžės. Taip, mes čia pasidėjome originalų Workbench diskelį, tam, kad prie mūsų neprisikabintų autorių teisės, nes mes dirbsime su originale šio diskelio kopija, kurią rekomenduoja pasidaryti pats gamintojas. Tai čia problemų dėl to neturėtų kilti, mes galime drąsiai viską čia demonstruoti. Gerai, persikeliam realiu laiku prie Amigos darbastalio. Workbenchas. Taip, Workbencho diskelis buvo įdėtas, ekrane jūs matote, kad jis yra užsikrovęs, taigi mes dabar padarėm truputį klaidelę, mes dabar turime įdėti atgal diskelį. Ir ką mes turime padaryti, tai išsikviesti komando eilutę. Kaip tą padaryti, aš jau jums rodžiau praėjusioje serijoje, taigi mes tiesiog pakartosime veiksmą. Štai vėl matome kai kurios grafikos problemas, bet tai nekreipkime į tai dėmesio. Štai mes turime Amiga Shell komando eilutę ir dabar mums reikia pasikeisti diskelį, įdėti ARE Media diskelį, nes mes jį vėl formatuosim, bet šį kartą formatuosim taip, kad nebūtų jokios šiukšliadėžės. Taigi mes užeinam į diskelį, rašom df0 ir dvitaškis, spaudžiam Enter, mes diskelyje ir rašom tokią komandą format drive lygų. Dar vienas niuansas. Jeigu jūs rašote mažosiom raidėmis, tai būtų gerai, kad po drive būtų lygų, lygybės ženklas. Bet jeigu rašysite didžiosiomis raidėmis, tai tada lygybės ženklo nebus. Bet mes rašom taip, kaip rašydavom MS-DOS, tai mes nieko nekeičiam, pagal standartą galima ir taip, tai čia kaip jums patogu ten įjungti didžiasias raidės. Kiekvieną kartą galvot, kad įjungti didžiasias raidės yra nepatogu. Na, tai va mes padarysim taip su lygybės ženklu. Lygybės ženklas niekam nepakenkia. Tai df0 dvitaškis. Taip, dabar mes formatuojame diskelį, kad jisai būtų df0, pirmas floppy drive. Toliau mes jam turim suteikti vardą. Iš karto suteikiame vardą. Vėl lygybės ženklas, kad suprastų, kad tai čia yra vardas. Vėl mes ARE Media Medis. ARE Medis, taip neblogas pavadinimas, ką? Galim ir tai padaryti. ARE Media. Ir dabar svarbiausia komanda. Tai yra, reikia rašyti no icons. Būtent šitas no icons diskeliui pasako, kad nekurktų jokių šiukšliadėžių, nekurktų ten jokių failų, jokių plėtinių, jokių nuorodų. Tiesiog taip. Ir dabar gali būti bajeris toks, kad mes paspaudžiam Enter ir komanda neveikia. Taip, komanda veikia. Paprašo iš karto Workbencho diskelio. Kai atliekate formatavimo darbus, Workbencho diskelio langelis, atsiminkit, visą laiką turi būti atidarytas, kad neištrintumėt netyčia, nes jis pradės formatuoti, netyčia gali pradėti formatuoti, iš tikrųjų netyčia originalų diskelį. Tai geriau atidarykit langelį. Taip. O šitas diskelis reikalingas tik tam, kad jisai nuskaitytų komandą format, nes komandos format nėra šitam ARE Media diskelį. Jis turi paruošti tą komandą ir įrašyti į RAM. Tai va vien dėl tos priežasties jam reikalingas šitas diskelis. Va matot, įrašė į RAM, viskas, dabar atsirado lentelė, kad įdėkite vėl ARE Media ir mes jį formatuosim. Ir va dabar, kai mes įdėsim ARE Media, ir gali būti, jeigu komanda neteisinga, geriau, kad ta komanda būtų teisinga. Va matot, ir komanda neteisinga. Vien rašydami
mažosiomis raidėmis mes sugaišome laiko, kadangi kažkur įvyko klaida, gal mes praleidom kažkokią raidę, gal komandos nesuprato Amiga. O Amiga nesuprato no icons komandos. Kodėl? Dėl to, kad no icons reikėjo parašyti didžiosiomis raidėmis. Vėlgi kartojam ir bandom parašyti didžiosiomis raidėmis. Vat būtent Amigos toks ir keblumas, kad jinai kartais nesupranta. Kartais būna lygybė ženklų nesupranta. Ne, iš tikrųjų čia su raidėmis viskas gerai. O gal ir negerai. Nu, pabandom dar kartą, pažiūrėsim. Gali būti, žinot kodėl? Todėl, kad aš įvedžiau komandą, kada nebuvau Workbench diskelį. Galėjo ir taip įvykti. Nes jinai komandos ieško, va dabar komandos jinai ieškos AREmedia diskelyje, bet ne Workbench'e. Va galėjo būti dėl to klaida. Pasižiūrim. Taip ir yra. Čia didžiosios turbūt ir mažosios raidės nieko nesužaidė. Tai va turėkit omeny, kada rašot komandą, tai geriau ją rašykit pakeitę diską. Mes komandą pradėjom rašyti ne iš Workbench disko, o iš AREmedia disko. Tai dėl to Amiga nesuprato mūsų komandos, jinai norėjo vykdyti komandą iš AREmedia, kadangi aš pakeičiau. Nereikėjo pakeisti. Tai va čia tokia klaidelė ateičiai būtų, kad nereikėtų pakeisti. Df0 dabar mes vėl atkeičiam atgal Workbench'o diską, aišku, jau dabar jau didžiosiam pradėjau rašyti, o mes įsijunkim mažasis raidės. Ir va dabar rašom tą pačią komandą. Ar jūs žinot, kad su žymekliais va šitais, aukštyn žemyn, mes galim keisti jau buvusias parašytas komandas, kad mums nebereiktų antrą kartą jų rašyti. Tai čia ta pati struktūra būdavo ir MS-DOS. Tai kas esate dirbę su MS-DOS, tai puikiai žinot, kaip vyksta darbas. Gerai, mes dabar užėję į Workbench'o diskelį, parašė teisingą komandą format df0 name AREmedia no icons ir dabar paleidžiam tą komandą, bet nepamirštam įsitikint, kad neištrinsim netyčia Workbench'o diskelį. Tai jau čia labai svarbu. Va tas truputį glumina, bet kai įpranti, tai viskas yra gerai. Čia tiesiog pripratimo reikalas. Na ką, spaudžiam Enter. Va. Štai kaip turėjo būti vykdyta komanda. Taip, įdėkite diskelį, kurį norite formatuoti, į df0 ir paspauskite Enter. Amigoje return yra Enter. Tai va dar vienas žodis, kurį reikėtų išmokti. Tai stalčiai vietoj katalogų, o iš tikrųjų direktorijos netgi. Amiga DOS naudoja tokį terminą kaip direktorijos. Va dabar jau mes galime įdėti AREmedia diskelį. Mūsų mažosios raidės puikiausiai suveikia. Ir Amiga pažįsta mūsų raidės ir spaudžiam Enter, nieko negalvodami. Štai, vėl ta pati lentelė, vėl apsauga, langelis mūsų tikrai uždarytas, tai viskas yra tvarkoj, spaudžiame Continue ir viskas. Dabar formatas jūsų dėmesiu vyksta realiuoju laiku, nieko aš čia neišmontuosiu. Dabar jūs pamatysite, kiek iš tikrųjų laiko užima diskelį suformatuoti ir jį ištestuoti. Verifying, jis daro testavimą, todėl formatavimas užtrunka šiek tiek ilgiau. Vėliau su kitomis programomis aš jums parodysiu, kaip suformatuoti daug greičiau diskelį, bet kadangi, kaip minėjau, mes atseit turim tik tai šitą vieną diskelį, kuris atėjo su mūsų Amiga, su visa dėže ir mes daugiau diskelių neturim, nežinom iš kur jų gauti ir taip toliau, o mes turim tą vienintelį. Taip, su tuo vieninteliu diskeliu mes taip pat galime padaryti daug manipulacijų, daug visokių formatavimų ir susikurti savo asmeninį diskelį, kuris krautųsi akimirksniu. Aš jums parodysiu, kaip Workbench'as gali krautis per 2-3 sekundės. Ir nereikia jokių kietų diskų, nieko.
iš vienintelio diskelio, automatiškai. Diskelį įdeda 3 sekundės, Workbench'as yra. Stebuklas, ne? Tai vat, viską tuoj pamatysit. Štai, ir kol kalbėjau, štai jau mes turime 73 cilindrą, 5, 4, 3, 2, 1 ir viskas. Ir diskelis suformatuotas ir dabar patys mes įsitikinsime, kad ten nėra jokios šiukšliadėžės, visiškai nieko. Štai, viskas. Mes galim šitą komandų eilutę praktiškai ir uždaryti, jau mums jinai nereikalinga. Tai mes nenaudosim dabar, kad laiką taupytumėm, nerašysim NCLI, o tiesiog va, mygtuką spaudžiam kampe ir mūsų shell išsijungia. Taip, atsidarom Aremedia ir štai matom, jokių šiukšliadėžių jau nebėra, ko mūsų komanda puikiai suveikia, vėl einame į Show All Files, tai jau čia tokia struktūra ir name. Dabar labai geras triukas, diskelis mūsų įdėtas. Jeigu mes norim, kad nebereikėtų mums daugiau eiti į meniu ir kiekvieną kartą kvaršinti galvą, kiekvieną kartą naudoti Show All Files View by Name, mes tą galime padaryti su komanda Snapshot ir spausti All. Visi langai, kurie atsidarys šitame diskelyje, dabar bus mūsų užprogramuoti failų sąrašo ir kad nerodytų ikonėlių. Viskas. Diskelyje matėt, įsirašė mūsų komanda ir dabar nuo šiol visą laik šitam diskelyje, kol mes nenorėsime, nepakeisime kitaip, bus All Files ir visi failai bus rodomi pagal vardą ir nebebus rodomos ikonėlės. Geras triukas, ne? Ir viskas. Mes matom, kad šitas diskelis visiškai tuščias. O dabar mes padarykime dar kitaip. Čia aš vakar galvojau ir sugalvojau, o ką man įkelti install failą, kaip matėte praeitoj serijoje, tiesiai į diskelį. Gal užtenka įkelti jį į RAM ir neperrašinėti daugiau į diskelį ir iškviesti komandą iš RAM? O, mes tą ir padarykim. Dedam originalų Workbench diskelio kopiją ir mes jį atsidarom, susirandam mūsų install. Taip, Show All Files. Šį kartą padarysim gal kitaip. C diskas, C katalogas matomas, viskas yra gerai. Tai aš jį gal taip kaip nors susirasiu tarp daugybės šitų ikonėlių. Nepatogu, nesimato nieko. Gal persijunkime į sąrašą ir tada bus viskas daug paprasčiau. Štai mūsų install. Atsidarome RAM diską. Tai galim net netikrinti dabar, ar čia viskas įsirašė, tiesiog nutempiam. Taip, tai yra 1,5 kilobaito talpa. Mes tą patį galime pasitikrinti RAM diske, kad tai yra būtent ta pati talpa. Nes kartais Workbench'as būna, įkelia ne failą perrašo, o tik tai informaciją apie tą failą. Tai yra tą paveiksliuką tik įrašo. O jis yra plėtinių info. O info failų Workbench'as nerodo. Paskui ten vėliau mes atsidarysim tokias programas kaip panašias kaip failų tvarkyklės, kaip Norton Commanderis. Ten jūs pamatysit, kad yra info failai, viskas ten yra gerai, ten išmoksim naudotis, bus daug paprasčiau viskas negu Workbench'e. Va, kol kas mes įkėlėme šitą failą į RAM. Taigi mums dabar reikalinga komanda, mes išsikviečiam komandų eilutę ir pabandykim. Bet šį kartą, kada mes jau žinome, kad failas yra RAM'e, mes pabandykim dabar vėl tokį patį variantą. df0, užeinam į diskelį, dabar jau būtinai užeinam į Aremedia diskelį, būtinai. Ir bandom. Install df0. Oi, pelytė užstoja. Enter.
Viskas. Matot, net nereikėjo failo įkelti į šitą diskelį. Užteko, kad jisai buvo mūsų RAM diske, virtualiam RAM diske. Puiku, nuostabu. Tai nieko nebelieka padaryti, kaip tik tai perkraut Amigą. Ctrl A ir važiuojam. Ir šitas diskelis automatiškai turi pasikrauti. Viskas, Amiga DOS. 2 sekundės. Taram param. O kadangi susipažinom su langų struktūra ir Workbench screen'u praeitoje serijoje, tai mes čia galim nieko ir nedaryti, tik tai parodysiu dabar, kas yra ROM mikroschemai, kokios komandos. Tai yra, mikroschemai yra CLI komanda. Štai pavyzdžiui, jeigu parašome new CLI, tai mes ir iš karto gaunam Amiga Shell. Tai yra Shell komanda, kuri atidaro antrą langą. Kiek mes norim, tiek mes galim tų langų atidaryti. Ir end CLI, su komanda end CLI mes galim langus uždaryti. Amiga yra savotiška konsolė. Čia tas pats, kas įdedat geltoną disketę į 8 bitų famikloną. Įdeda disketę ir viskas, ir pamirštat. Ir užrašas ekrane loading. Automatiškai nieko vest nereikia, į jokias lenteles lysti nereikia, pasiemat joysticką ir žaidžiat. Viskas. Taigi aš ant Amigos ir siekiu, kad būtų viskas pilnai automatizuota. Lygiai tas pats kaip 8 bituose. Įdėjote disketę ir paleidote žaidimą. Viskas. Tai Amiga elgiasi lygiai taip pat. O dabar čia aš demonstruoju jums tik tai tam, kad nors kažkiek suprastumėm šitą paleidimo logiką. Kaip Amiga paleidžia diskelius, iš kur gauna Amiga DOS. Šitos pagrindus reikėtų šiaip žinoti, tada mes labiau suprasim Amigos logiką ir kodėl buvo taip padaryta. Ai, tiesa, ko dar neparodžiau, mesgi praeitoje serijoje gaminame SCART kabelį, taip? Ir aš sakiau, kad turi būti horizontali skleistinė palaikoma 15 kHz. Kaip tą sužinoti, ar mūsų monitorius ar televizorius palaiko 15 kHz? Čia labai paprasta padaryti. Einam į monitoriaus meniu. Štai. Ir ten kažkurioje vietoje apie monitoriaus informaciją galim pamatyti, kad štai, tai yra SCART įjungtas dabar iš Amigos, PAL ir horizontali skleistinė 15,7 kHz. Štai, taip mes galime išsiaiškinti, ar mūsų monitorius, ar LCD televizorius, bet čia būtent kas liečia LCD. Tai turi palaikyti 15 kHz, o vertikali skleistinė visada 50 Hz. Čia jau visuose televizoriuose, nes mes naudojam PAL. Ir mūsų tinklo įtampa 50 Hz, dėl to 50 Hz yra standartas. O dabar, kadangi mes su šituo diskeliu jau nieko nebegalim daryti, nes jokios komandos negali veikti kol kas su šituo diskeliu, nes jų tiesiog nėra Kickstart ROM mikroschemoje. Kickstart ROM mikroschemoje tai yra tos dvi vienintelės komandos, CLI, ten New CLI, NCLI, DF0, ten DF1 ir taip toliau, ir daugiau nėra. Pavyzdžiui, dir komandos nėra. Ar ne? Nėra komandos edit, sakykime, nėra. Nėra komandos format. Kaip padaryti, kad dabar Amiga turėtų šitas komandas? Viskas labai paprasta. Keičiam diskelį į Amiga Workbench. Perkraunam Amigą. Ir dabar jūs pamatysit, kiek laiko iš tikrųjų kraunasi originalus Workbench'o diskelis. Dar mes neužkrovėm Amiga DOS. Dėl ko? Dėl to, kad dabar yra kraunami kai kurie Amigos driveriai. Driveriai spausdintuvams, driveriai kitai multimedijos įrangai, sakykime, modemams ir taip toliau. Be to, Workbench'as naudoja dar vieną tokį triuką. Jis iš anksto susikuria virtualų RAM diską ir į jį įkelia
kai kuriuos reikalingus Workbench'o komponentus, sakykim. Dėl to vyksta ilgas krovimas. O tie komponentai jau matėt praeitoj serijoje, kaip atrodo. Va, clipboards, ENV, katalogas T. Va šitas katalogas T ir yra ta vadinama šiukšliadėžė, kur jinai pasirodo visuose diskeliuose, kuriuos mes vėliau suformatuojam. Tai vat tokią struktūrą Workbench'as palaiko. Štai vėl matom atsirado grafikos problema. Aišku, mes ją galim kiekvieną kartą taisyti Tools Reset VB. Tai dar pabloginau situaciją iš tikrųjų. Nieko, ten visiškai yra smulkmena, ten arba kažkoks tai mažiukas elektrolitinis kondensatorius, kurio įtampas ten šiek tiek plaukioja į grafinį procesorių, arba prie grafinio procesoriaus esantį liusto dalį. Viskas ten yra gerai, ten reikia ieškoti, galbūt vėl mes ją ardysim su mikroskopu, ieškosim paskui ten vėlesnėse serijose. Kaip ir minėjau, šitas darbui visiškai netrukdo, o dabar jūsų dėmesiui išsikelkime į mūsų AREMedia diskelį pagrindinės DOS komandas. Kaip tai padaryti? Galim iš karto pasikeisti diskelį į AREMedia. Palaukiam, diskelis atsiras, niekur jis nedings. Ir štai, AREMedia diskelėje mums reikia susikurti katalogą C. Geriausia kurti iš didžiosios raidės, nes dauguma diskelių jis yra tas katalogas užvadintas didžiąja C raidė. Štai, viskas yra gerai, atsidarome C. Matot, išsaugojom langą kaip failų sąrašą ir jis jau rodo mums failų sąrašą. Ir dabar tiesiog neuždarę lango įdedame Workbench diskelį. Atsidarom diskelį, vėl pasiruošiam tą nelaimingą sąrašą. O gal ir nepasiruošiam, užteks mums, kad jisai parodytų visus failus. Taip, atsidarom C ir dabar C pasiruošiam failų sąrašui. Tai bus greičiau. Nu va štai. Mūsų komandos jau ekrane. Taip, šiek tiek išsitampom langą, kad mes turėtumėm pagrindinės komandos, kokios mums gali būti reikalingos. Vėl pasidarom sąrašą. Laikom Shift ir sukeliam, ko reikia. Copy, delete, dir, edit. Edit galim nedėt, nes mes neredaguosim jokių failų. Rename, mount, load, vb, list, make dir, relabel, jeigu norime pervadinti diską. Galim pasimti dar install info, be abejo. Install info, execute, ir ką dar disk change nereikia, kadangi neturim antro disko sistemoje. Antro diskasukio, tai yra break. Tararam param. Ir būtinai nuspaudžiam Shift, laikom Shift ir tempiam su pelytė. Va, dabar matot, kad tempiasi visi failai. Štai. Dabar kas vyksta? Dabar iš originalaus Workbench diskelio vyksta kopijavimas į RAM diską. Ir štai, visi failai nukopijuoti. Dabar Amiga prašo, kad mes pakeistumėm diskelį ir įdėtumėm mūsų AREMedia. Taigi dedam AREMedia. Langelis uždarytas, vadinasi, į jį mes galim įrašyti. Ir jis turėtų ten automatiškai jau suvalgyti diskelį, tegu valgo. Skanaus jam. Ir štai sąrašas pildosi. Gali būti, kad mes čia matom ikonėlių dydį, o čia jau matom realių failų dydį. Vat štai ko Workbench'as yra nepatogus.
Dėl to, kad nesuprast, ką jis rodo. Ar ikonėlės, ar failus. Bet nieko, mes taip su Workbenchu ateityje nedirbsim, nes yra begalės nemokamų atviro kodo programų dirbti su failais. Tai daug paprasčiau. Tai yra tas pats, kas Norton Commanderis. Tai mes šitos struktūros vėliau net nenaudosim. Aš dabar tik tai parodau jums principą. Viskas. Failai nukopijuoti į C, mūsų ARE Media diskelis įdėtas, perkraunam Amiga. Ir štai Amiga DOS dabar su visom komandom mūsų diskelyje. Ir mes dabar galim rašyti, ką tik tai norim. Standartinės komandas. Standartinės komandos, kaip jau žinote, yra viena populiariausių, tai yra dir. Pamatyti, kiek yra katalogų. Ir štai, ką mes matom, ko Workbenchas mums nerodė, būtent ir nerodė. Kad tai yra C katalogas, direktorija. Taip, viskas tvarkoja. Ir mes turim C info. Tai yra šito katalogo būtent ikonėlė stalčius, kuris yra info faile. Taip pat mes turime disk info. Kas tai yra disk info? O disk info yra ta vat ikonėlė, to diskelio ikonėlė, kuri visą laiką sukūriama, kada būna paleidžiamas Workbenchas. O kad mes pamatytumėm, kas yra C direktorijoje, dabar jau aš sakau direktorijoje, visiškai teisingai, mes rašome dir tarpas C ir viskas. Ir nereikia jokių slešų, nereikia jokių daugtaškių, dvitaškių. Amigoje viskas daug paprasčiau. Štai. Ir mes matome, kas yra mūsų C direktorijoje. Visi tie failai, kuriuos mes įrašėm, bet mes nežinom dabar talpos tų failų. Yra tam kita komanda. List. Taigi rašom list C. Enter. Viskas. Štai, jis dabar parodo visą tą failų sąrašą, kuriais mes galim dabar naudotis. Pavyzdžiui, jeigu mes parašysim make dir ir ką nors naujas, sakykim, DOS, ane? Nu, čia realiai naujas DOS. Spaudžiam Enter ir automatiškai vėl perėjom prie žymeklio. Vadinasi, mūsų komanda sėkmingai įvykdyta, mes galim parašyti dir ir pasižiūrėti. Štai, viskas. Naujas DOS, direktorija sukurta. Pažiūrim, ar veikia delete. Viskas, veikia, ištrintas. Tačiau ką aš jums dar norėjau parodyti, tai kad mes dabar šiuo metu galim pereiti iš karto į Workbenchą per kelis akimirksnius. Nereikia laukti nieko, kol kas nors užsikraus. Nes jau mes turim komandą load vb, taigi mes ją ir parašom. Štai, viskas. Kadangi struktūra yra jau sukurta Kickstart ROM mikroschemoj, mes paleidome Workbench. Bet jo nesimato. Kodėl jo nesimato? O todėl nesimato, kad jisai yra po apačia va šito lango. Šitas langas dabar yra ant viršaus. Nes matot, dingo mėlyna juosta. Dingo mėlyna juosta. Jeigu mes patrauksim šitą langą su pelyte, beje, pelytės žymeklis taip pat startuoja kartu. Jeigu mes patraukiam pelytę, kažkur tai, gal susimažinam, kažkur tai mūsų turi būti ARE Media diskas. Ir mes jau automatiškai desktopė. Kadangi čia yra ne shell, o CLI, matot, nėra kaip išjungti. Bet nėra problemos. Mes paimam ir parašom komandą end CLI. Viskas. Mes Workbench'e. Čia yra Workbench'as. Mes galim atsidaryti savo ARE Media diskelį, pamatyti tą patį C katalogą ir viskas, dirbti realiam Workbench'e per kelias sekundės.
Tai dabar žiūrėkit, kaip visa tai įmanoma, kai mes perkraunam Amigą. Ctrl AA. Diskelis pasileido. Skaičiuokit sekundės. Rašom load VB. Jezus mane. Load VB. Viskas. Toliau. NCLI. 2 komandos, Workbench'as stovi. Argi ne cool is that, kaip sakytų bitplakis, ne? Čia geras. Ir štai mes turim taip pat meniu komandas visas. Aišku, neveiks format. Čia jau galim pabandyti, bet neveiks format, kadangi komandai format reikalingas katalogas system. Čia format komanda taip apsaugota, kad mes netyčia nepradėtumėm formatuoti diskelio iš DOS komandų eilutės. Tai vien dėl to padaryta tokia apsauga. Dabar mes bet kokiu atveju, paleidę bet kokią muzikinę programą, turėsim garsą, normalų garsą, paleidę dabar bet kokį žaidimą turėsim, bet kokį žaidimą, grafiką, garsą, spalvas, normales ir visą kitą turėsim. Nereikia kažko nieko papildomo. Aišku, kai kuriom programom reikės, kad čia atsirastų katalogas libs su tam tikrom bibliotekom. Bet tas bibliotekas turi mūsų originalus Workbench diskelis. Kurios bibliotekos trūksta, mes tiesiog galim ją įrašyti į reikiamą diskelį ir viskas. Ir nieko daugiau. O dabar pasidarykime mažą pertraukėlę, po kurios aš jums parodysiu, kaip sukurti failą visai paleisties sekai. Kad nereikėtų mums ranka rašyti NCLI, load VB, kad visą tą, ką mes užrašėm ranka, Amiga padarytų automatiškai ir pakrautų mums va šitą valangą tiesiog vos tik įdėjus diskelį, be jokių rašymų, be jokių programavimų. Taip, sukursime kažką panašaus kaip AutoExecBat, bet ne, Amigai tai daug paprasčiau. Taigi tą greit pamatysit. Ir tai pirmas išpakavimas, pažiūrėsim joystick. Joystickas turbūt čia maišelį, man atrodo, čia jisai net naujas yra. Kažkur buvo padėtas, net nenaudoja niekas. Kardinalus įpakavimas maišelį. Toliau svarbiausias išsiaiškinti, ar nenulūžęs laidas. Kitų kompiuterių joystickai, pavyzdžiui, į Amigą netinka. Svarbiausia, šitas yra būtent Commodore. Firmos, tai taip, žemyn veikia, aukštyn veikia, į kairę veikia, į dešinę veikia, viskas veikia. Į kairę, į dešinę. Bet ne. Unboxingo mums neužtenka, ar ne? Mumsgi svarbu pažiūrėti, kas dabar čia yra viduje. Iškartant rankenos mes aptinkam QuakeJoy. Jo, pasižiūrėsime, kas čia per neoriginalas. Čia sunku pasakyti, gal čia kartais ir iš originalo buvo daryta, bet čia aš jau labai abejoju. Aišku, yra serijinis numeris. Štai čia gal apie tokį egzempliorių labiau pakomentuotų bitplakis. Galbūt toks joystickas pas jį irgi buvo atkeliavęs. Aš nemanau, kad čia originalas, iš tikrųjų, nemanau, kad čia originalas. Taip, jisai skirtas ir Atari, ir Commodore. Taip, netgi mes galime pinus pasižiūrėti, ką mums sako pinuotė. Taip, pirmas kontaktas yra laisvas, antras užimtas, trečias užimtas, ketvirtas užimtas, penktas užimtas, šeštas laisvas, septintas užimtas, aštuntas laisvas ir paskutinis devintas užimtas.
Taip pat galim susidaryti nuomonę, kad veikiantis yra 6 kontaktai. Tai va, tai toks yra mūsų joystickas. Aišku, jame neturi būti jokių mikroschemų, jokių juodų taškų. Tai yra tiesioginis kontaktas nuo, kaip jau girdit, turbūt liežuvėlinė struktūra. Čia nėra jokių mikrosvičių, čia yra tiesiog liežuvėliai, metalinės plokštelės, kurie susijungia ir viskas. Šitie joystickai yra labai nepatvarūs, jie po labai gausių žaidimų paprasčiausiai tie liežuvėliai nusilanksto. Yra buvę man atveju ir čia jau nebe pirmas toks joystickas. Tiesiog man jis toks pasitaikė kaip naujas, tai nežinau, čia ir aišku, čia to susidėvėjimo, aš čia jau esu žaidęs su juo ir nemažai, tai va čia yra jau tokių nusidėvėjimo žymių, bet gerai, mes dabar lendam jam į vidų, atsukam pa šitą vienintelį varžtelį ir pažiūrėsimgi, ar tas varžtelis mums pokštels, ką nors parodys, ar čia buvo ardytas ar ne. Aš nemanau, kad vokiečiai galėjo ardyti, nes jie nieko praktiškai neardo, o jeigu nepavyksta suieškoti žmogaus, kas galėtų tokį daiktą remontuoti, tai tiesiog paleidžia pigiau ir netgi dovanoja. O, pražiopsojom, buvo pokšt, taip nebuvo lysta. Užkalbėjau į tą vietą ir sukau kalbėdamas ir viskas, ir dabar jau viskas, mes nebeišgirsim. Jo, bet mes galim dar kartą paklausyti, kas vyksta va čia. Klausom dabar įdėmiai. O, čia tikrai girdėjot. Taip, nebuvo ardytas. Tai mes dabar į rankeną nelysim, ten rasim viską tą patį. Tai ten nėra ko lysti į rankeną, ten yra vienintelis metalinis liežuvėlis, kuris priliečia kitą liežuvėlį ir viskas, ir ten daugiau nieko nėra. O dabar mes galim išsiardyti čia ir pasižiūrėti, kasgi viduje slepias. Jeigu aš neklystu, jisai turi išsiardyti, išsižiot vat į šitą pusę, sakykime, ar ne? Nes čia buvo varžtas, tai ten fiksatorius ir ne velnio. Aš labai abejoju, kad po šitom gumytėm bus varžtas. Ai, va, kur varžtas. Ir čia varžtas, ir čia iš tikrųjų visur yra varžtai. Va, kur jie. Tai mes gal dar išgirsim pokštelėjimą šitų varžtų. Taigi įdėmiai pasiklausom ir pasakysim, ar čia pokštels kas nors ar ne. Taip, pokštelėjo šitas varžtas. Jo. Truputį pokštelėjo šitas irgi. Taip, neardytas buvo, visiškai naujas, švarus. Aš nežinau, gal su juo ir net nebuvo žaista čia. Įdomus variantas. Su vinim? Nieko nesuprantu. Nieko nesuprantu. Kas čia padaryta? Vinis? Vinis? Paprasti vinis įdėti, suvaryti. Kodėl? O šito aš negaliu suprast, kodėl. Kas čia per konstrukcija tokia su vinim? Aišku, šita žvaigždė, tai taip ir valdosi, va, jinai priliečia kontaktus tiesiog, va, į viršų, į vieną pusę, į kitą pusę. Labai paprastas, primityvus sprendimas. Netgi ne kontaktai, o žiūrėkit. Metalinės plokštelės, kurios naudojamos laidam apspausti. Geras. Jau toks primityvas, toks visiškai pigus variantas čia padarytas. Taip, tiesiog ant tos tvirtos spiruoklės viskas laikosi. Aišku, čia tepalas. Visas tepalas išsausėjęs, reikia jį keisti. Tai va štai toks mūsų linksmakotis. Čia gal dar irgi reikėtų nusijimti. Taip, jisai nusijims tik tai tada,
kada aš išlaisvinsiu rankeną, bet šitas variantas man su tais vinimis, tai čia jo įdomus egzempliorius. Nežinau, ar čia tai buvo padaryta originaliai, ar jis jau buvo taisytas. Bet jis negalėjo būti taisytas, kadangi varžtai pokši. Panašu, kad niekas čia į vidų nelindo. Čia tie vinis svirti laiko, kad jinai nesisukiotų į pusės ir laikytų va tą poziciją. Ir viskas, jie daugiau už nieką neatsakingi. Bet vis tiek, čia neturėjo būti kokie varžtai. O ką apie tai galvoja Bitplakis? Na, manau, jisai parašys man į komentarą. Tai mes tik tai išardėm jį įsitikinti, ar nėra jokių čipų, mikroschemų ar taip toliau. Nieko nėra, kontaktai jungiasi tiesiai. Visi tiesiai, netgi žiūrėkit, kaip padarytas Fire mygtukas. Irgi, o štai poveržlė, ant poveržlės spiruoklė ir jis va taip va tuos kontaktėlius ir užtrumpina. Aišku, čia reikėtų viską padaryti ant mikrosvičių, tada čia būtų viskas daug rimčiau. Ir galbūt ateityje taip aš ir padarysiu. Paimsiu kokius mažiukus mikrosvičius ir ten įsispausdinsiu konstrukciją su 3D printeriu ir padarysiu. Bet kitas variantas, galbūt net šitą joysticką nieko nedaryt, o surasti tą normalų, kad galima būtų laikyti rankoj. Aišku, į viršų poziciją mes galėsim prijungti prie Fire mygtuką. Ne prie šito, bet prie to kito joysticko, sakykime, arba A, arba B, kad galima būtų šokinėti. Nes Amigoj šokinėti galima tik tai į viršų, kas labai nepatogu. Tai vieną padarysim šokinėjimui, o kitą padarysim Fire. Jau nuo šito mygtuko būtent. Va, ir galima bus žaisti normaliai su nežinau, PlayStation 1, gal kokiu, ten būnagi ir Segos, tie paprasti pulteliai, kur nėra čipų, galima būtų pritaikyti. Aišku, gali pinuoti čia ir netikti, bet taigi mes esame meistrai, mes galim susijungti taip, kaip mums reikia. Čia jokios problemos nėra. Nu va, ateityje žiūrėsim, gal pasitaikys man koks nors toks vat pultelis, kurį galima laikyti abiem rankom ir kad būtų A-B mygtukas, ten jau turbo nereikia, bet galima padaryti ir turbo, integravus ten 555 mikroschemą, kuris vadinasi timeris. Va, su jie galima padaryti ir turbo mygtukus. Va, tai tiek kol kas unboxingo. Gal aš jį dabar prasivalysiu ir vėl surinksiu, tai jau čia nieko neberodysiu. Žinau, smalsu kas viduje, taip? Na ir atsidarom rankeną, pažiūrėsim. Tai 90 metų lapkričio mėnesį pagamintas. Taip aš spėju, čia gali būti ir kažkokie tai kitokie skaičiai. Na ir čia irgi va matom, labai primityviai spiruoklė va ir šitą poveržlę va. Sujungianti, tiesiog priliečianti kontaktą. Nu va šitas laidas, va kaip čia matos, va čia nais, kur matas laidas, va šitas, va, kur sujungtas su poveržlė, tai jis čia tuoj pat nusilankstys, jau matot, va, apsipešiojęs visas, jau tuoj jisai nutruks, na, aišku, čia jau reikės viską perlituoti, nes čia gal ir gerai padaryta, bet iš čia jau visas, va toks, va, jau toks, jau kaip sakyt, pavargęs. Čia galėsim išsivalyti spiritu. Jeigu jau ardom, tai ardom. Paskui nusikelia va dangtelis, per šitą nusitraukia ir turim va tą patį kryžiuką, kur dabar įsiaiškint galim, kodėl čia tos vinys įdėtos. Čia kažkas, matyt, lydyt bandė. Nu, bet čia gamykliškai lydyta. Čia bandė lydyt gamykliškai. Gal čia toks buvo sprendimas kalibruot aukštį šito svirtelės, kad jinai tiksliai pataikytų į kontaktus. Nežinau, bet jinai va taip va įsideda, va, tokiu būdu ir jinai va taip va laikosi. Va ant tų vinučių, būtent va ant tų vinučių jinai taip ir laikosi. Ir po to spaudžiam aukštyn, va jinai tiesiog lenkia metalinę plokštelę, ta plokštelė sujungia kontaktus, va taip va ir vyksta žaidimo procesas.
Gal toks tiesiog primityvus būdas laikyti, svirti vienoje pozicijoje, kad jinai neiškristų, nesisukiotų. Jo, tai va mes šitą tepalą išsivalysim dabar, visus kontaktus gražiai išsivalysim spiritu ir vėl surinksim gražiai, kad būtų viskas gražu. Ir štai išsivaliau, susitepiau, dabar galim surinkti viską į vietas. Ant viniukų, kaip ir buvo originaliai, aišku, čia neaišku, ar dabar buvo originaliai. Viskas laidai nekliūna, lyg tai taip, kaip ir buvo. Viskas atsistojo į savo vietas. Viskas čia yra gerai, taip jis ir stovėjo. Ir pasirodo, kad aš blogai jį išardžiau. Pirmiausia, reikėjo išsiardyti patį linksmakotį, tada tik korpusą. O dabar jau sudėsiu teisingai. Iš pradžių turėtų dėtis štai. Va taip turėtų dėtis. Pirmiausia korpusas, kad šita linksmalasdė niekur nepabėgtų. Aišku, jinai čia lankstosi visaip kaip, tai čia irgi reikėtų truputį tepaliuko, nepamirškim. Tepaliukas geriausia turi būti plastikui. Teisingai bitplakis naudoja, šaunuolis, pasakysiu, tą ličio tepalą, jisai labai geras plastikiniam detalėm. Tai čia kažkas panašaus. Tiesiog išsitepu va šitą dalį. Truputį, čia labai nedaug. Labai nedaug, čia tik tai, kad negirgždėtų. Žaidimo metu lengviau vaikščios. Čia jis į paviršių neturėtų išlyst, rankų neišteps. Tai čia nebijokim, galim čia dėt tepaliuką. Va, viskas čia, kaip sakyt, yra gerai. Štai, susirinkom, susidėjom, labai gražiai laksto. Dabar pats linksmakotis. Štai mes vienu varžteliu galim prisiveršti, kad nieks neišlakstytų. Prisiverškim vienu varžteliu ir dabar imkimės rankenos. Štai. Va. Argi negražiai atrodo. Čia dabar prikrito šiukšlių mums. Reikėtų irgi išsivalyti šiukšlytės spiritu. Dabar čia aš naudoju tą vadinamą 70% dezinfekcinį spiritą, ne techninį spiritą, nes techniniu spiritu mes galim pakenkt plastikui. Kaip jau žinot iš bitplakio video, tai štai mes truputį ten išsivalysim. Aišku, krapštukas irgi nepasiekia, čia būtų gerai dar smailesnį įrankį kažkokį naudot. Na, daugmaž. Daugmaž pabaigsim surinkti toliau. Šitas mygtukas irgi labai gražiai vaikšto. Viskas čia, kaip sakyt, yra super. Rankenos Fire mygtuką irgi valau spiritu. Tas visas apnašas, purvus visus vatos. Kaip bus viskas gražu. Ir aišku, reikėtų įsivalyti pačią rankeną, va ten va. Čia, kur mygtukas trinasi visą laiką, čia dildo plastiką, po truputį šito plastiko prisikaupia. Ir jis pradeda sunkiai vaikščioti pradeda. Nieko tokio, mes čia viską įsivalysim. Ir tuos tarpus. Nepamirštam valyti ir va čia, kur ranka laiko, va šitos va tarpelius, jeigu jau išsiardėt, tai čia labai nuo rankų
prilenda visokių bakterijų. Tai irgi išvalom dezinfekciniu spiritu. Vienas galas turi būti čia, kaip ir turėjo būti. Galvokim logiškai, jeigu neišeina surinkti. Va, štai kaip atsistoja, taip? Tai mums reikia, kad kontaktas suveiktų daugiau čia negu viršui. Tai gal toks sprendimas ir bus gerai. Nežinau. Dabar spiruoklė, kaip jinai stovėjo, vėl neaišku. Ar jinai taip stovėjo, ar taip stovėjo. Dabar jau neatsimenu. Panašu, kad jinai stovėjo būtent va taip. Ir jinai lenda į tą kraštą visą. Čia aišku, tas kontakteris juda, vat jis man labai nepatinka, kad jis šitaip juda, makaluojasi, tabaluojasi visas. Mes jį nusuksim į aną pusę iš vis, kad kuo mažiau jisai gautų lankstymosi. Va čia tikrai darė udmeistris, va čia galim pavadinti va šitą darbą udmeistrystę tikrai. Patepkim šitą kraštą truputį tepaliuku, kad mažesnis trinties poveikis būtų ir bus gerai čia. Ten labai mažas tarpas nuo to kontakto, tai čia jis kaip turbo gali gautis. Gerai, nieko čia mes nepribursim daugiau. Susitepam aną kraštą. Štai ir viskas. Ir galim surinkti šitą linksmakotį. Praktiškai kaip naujas. Tikrai galvojau neardysiu, nieko aš jam nedarysiu, bet dabar tikrai nesigailiu, kad aš jį išardžiau, vat ir jūs pasižiūrėjot, kas viduje. Taigi susuku varžtelius ir viskas, darbas baigtas, grįžtam atgal prie Amigos gaminti startinį paleidimo diskelį. Grįžom nuo darbastalio prie Amigos reikalų, mūsų joystickas jau tvarkingas. O štai čia dar atsirado ant Amigos dar kažkoks tai papildomas projektėlis. Taip, tai čia bus naujas ausinių stiprintuvas. Čia dar tik tai kol kas prototipas, dabar jį aš testuoju. Bus jisai skirtas ir Amigai, ir visai kitai audio aparatūrai, kur galima bus naudoti ausines. Na, o kaip jį pasigaminti, vos iš 4 tranzistorių, pamatysit kituose mano video. Dabar mes jį galim atsijungti, nes jis mums nereikalingas kol kas, mes dabar imsimės toliau kurti savo paleisties diskelį. Taigi štaigi toliau tęsim pažintį su Amiga DOS, bet mes nebežinom, kur mes baigiam. Ką daryti? Gal tiesiog persikraunam Amigą ir pasižiūrim, koks čia diskelis įdėtas. Taip, čia diskelis ARE Media, ką išduoda mums ekranas, kad čia yra įdėtas ARE Media ir stovi mūsų paskutinis padarytas workbenchas. Tai mes ką dabar padarysim, persikraunam Amigą nuo nulio, kad viskas būtų, kaip sakyt, sklandžiai. Štai mūsų paskutinė operacija, kurią mes atlikom, tai ir buvo Amiga DOS diskelio sukūrimas, kartu su visomis komandomis. Taip, mes galim pasitikrinti, ar tikrai taip, tačiau ar jūs pastebėjot, kad čia kažkas negerai, čia kažkas kitaip, negu originaliam workbench'e. Juk pas mus pasikeitusi pelė, taip, pelė žymeklis juk netoks, originaliam workbench'e jis buvo smailesnis, pelytė gražesnė, mažesnė ir tekstas kažkoks ištemptas. Ar nepastebėjot, kad jis buvo šiek tiek mažesnis? Visiškai teisingai. Štai dabar ir pakalbėsim apie visą failų paleisties seką. Amiga turi ir config.sys, ir autoexec.bat. Tik tai Amigoje jie kitaip vadinasi ir vykdomi daug paprasčiau negu MS-DOS. Taigi ir parodysiu, kokie tie failai. Taigi užeiname dabar į greitą į workbench'ą, kurį jau mes įrašėm į mūsų ARE Media diskelį. Rašom komandą loadvb. Štai nepamirštam, kad vėl reikia ntcli. Štai, ir mes workbench'e be jokių problemų. Dabar mes galim iš tikrųjų ir pasižiūrėti visus diskelius, kokius mes tik tai turime, pasižiūrėti jų turinį, jeigu tas diskelis, aišku, yra Amiga DOS formate. O dabar nesunkiai susiraskim paleisties failus. Vykdomieji paleisties failai yra originaliame workbench diskelėje.
Jeigu dabar mes įdėsime diskelį, mes pamatysime, kad čia jau yra nebe AREMedia, bet VB205. Kodėl taip yra? Dėl to, kad mes pakrovėme sistemą būtent iš AREMedia diskelio, tai jisai yra pirmas, o tą, kurį mes įdėjome antrą, šiuo atveju originalų Workbenchą, dabar jisai yra antras. Dabar užeisim į diskelį ir susirasim tuos reikalingus mums failus. Aš iš karto pasidariau jau list. Taigi pirmasis paleisties failas, į kurį pirmiausia kreipiasi Kickstart.rom mikroschema, tai yra devs katalogė. Failas System Configuration. Būtent šitas failas kraunasi pats pirmas, kuriame yra sudėta visa informacija apie pelytės kursoriaus išvaizdą ir langų išvaizdą, spalvas ir visa kita. Taigi dabar tiesiog mes jį įrašysime į mūsų AREMedia diskelį. Atsidarom AREMedia ir tiesiog System Configuration failą nutempiam bet kur. Jo buvimo vieta iš tikrųjų nėra svarbi. Ji gali būti ir ne devs katalogė, jis bus vis tiek skaitomas pats pirmas. Sistema automatiškai jį suras. Taigi vėl prašo Workbencho diskelio. Ir štai panašu, kad mes jau jį turėsim. Taip, talpa atitinka, failas nukeliavo į AREMedia diskelį. Ir dabar žiūrėkit, kas bus, kai mes perkrausim Amiga. Diskelis įdėtas, jis startuos pats pirmas. Op, perkraunam Amiga ir žiūrim, kas vyksta čia. Matot, viskas. Šriftas susitvarkė, pelytė susitvarkė. Kas įvyko, Amiga DOS perėmė visą Workbencho konfiguraciją, visą Workbencho išvaizdą perėmė į savo rankas. Kaip sakyti, vieninteliu failiuku. Nereikėjo jokios komandos, nieko, nes Kickstart.rom mikroschema šitą failą vykdo pati. Jeigu dabar mes pabandytumėm pasižiūrėti, ar tas failas yra, štai mes jau matome susiaurintą tekstą, viskas telpa ekrane ir viskas yra daug gražiau negu buvo, ar ne? Taip, System Configuration failas yra viskas tvarkoje. Kaip ir minėjau, tai čia būtų tas pats, kas config.sys. O dabar, kadangi config.sys jau yra, mums reikia ko? Auto-exec.bat. Bet Amigoje jis vadinasi kitaip. Jis vadinasi startup brūkšnelis sequence. Tai štai būtent šitas failas ir vykdo visas reikalingas automatinės paleisties komandas. Mes į jį galim įrašyti load VB ir iš karto po to įrašyti ncli. Ir viskas. Ir mūsų Workbenchas, vos tik įdėjus diskelį, bus ekrane. Viskas labai paprasta. Tačiau, kad redaguotumėm šitą failą, mums reikalingas kas? Teksto redaktorius. Kol kas mes jo neturime, mes nežinome, iš kur jį gauti ir mes visai nemokame naudotis Workbencho diskeliu, nežinome, kokios ten programos ir iš vis, jeigu mes ir žinotumėm, kokios ten programos, aišku, su jomis reikia išmokti dirbti. O mes nemokam, ar ne? O atseit nemokam, nes Amiga mes matom pirmą kartą. Tai kaip mes galim mokėti? O mokytis nenorim ir nenorim gaišti laiko, o mes norim paleisti jau diskelį, mes norim pažaisti, ar ne? Tai ką mums daryti tokiu atveju? O tokiu atveju yra labai stebuklinga komanda, nieko ištraukinėti nereikia, mes dabar kai pasidarėm šitą diskelį, taip ir pasidarėm. Paprasčiausia yra stebuklinga komanda echo. Ji ne tik tai gali rodyti tekstą DOSo pavidalu, ką mes parašėme, pavyzdžiui, kažkokius komentarus, bet ir gali sukurti startup sequence failą ir į jį iš karto įdėti mums reikalingas eilutes. Kaip tą padaryti? Žiūrėkit įdėmiai ir mokykitės. Taigi, rašom komandą echo.
tarpas. Mums reikalingos kabutės. Pirmoje eilutėje mes pradėsim vykdyti load VB komandą. Taigi rašom, kur ją surasti. C katalogė. Taip, mes jau žinom, kad mes ją turim C katalogė. Load VB. Būtinai uždarom kabutės, nes tai yra komanda. Taip. Spaudžiam space. Tada dvi būtinai rodiklytės turim parašyti. Dabar, kur bus sukurtas failas? Jis bus sisteminis. Visi sisteminiai failai turi būti saugomi direktorijoje S. Čia sudėtinga, ar ne? Ir po slėšiuko mes rašom, kad jisai sukurtų failą startup sequence. Jeigu čia rašydami tekste padarysite klaidą, failas nesusikurs, Amiga jo nesupras. Viskas. Mūsų diskelio langelis uždarytas. Spaudžiam Enter. Ir aišku, sistema supyko, nes negali atidaryti to failo, nes jo nėra. Jis dar nėra sukurtas. Bet jau dabar, aš tikiuosi, jis yra sukurtas, perkraunam Amigą ir pasižiūrim. Ne, visgi komanda nesuveikia. Visgi komanda nesuveikia. Mes neturim Workbench paleisties. Kodėl taip galėjo įvykti, mes patys padarėm klaidą. Mes juk nesukūrėme katalogo S, ar ne? Taigi dabar tą ir padarykim. Make dir. O gal reikia didžiosios? Kaip jūs galvojat? Komanda įvykdyta, pasižiūrime, list. Ir štai matome, kad viskas yra. S katalogas sukurtas. Taigi dabar mums reikia vėl tą pačią ilgą komandą parašyti. Viskas, Amiga nepyksta, manau, failas sukurtas. Pasižiūrim, galim viską mes pasižiūrėti. Vėl spaudžiam list. Nelabai supratau, neįėjau į S katalogą. CDS. Taip. Štai taip. Pamiršau CD įrašyti. Čia tas pats kaip MS-DOS. Taip, startup sequence failas sukurtas. Jis yra štai čia. Ir dabar perkraunam Amigą ir vėl pasižiūrim, kas čia vyksta. Dabar pagal viską turėtų užgesti mums mėlyna juosta viršuje automatiškai. Taip, aš nieko neliečiau. Ar matot, kas įvyko? Užgeso mėlyna juosta. Štai. Kadangi System Configuration failas taip pat vykdomas kartu, pelytė mūsų jau graži ir mums belieka kokios komandos turinį įrašyti į Startup Sequence NCLI. Štai mūsų Workbench'as. Na ką, dar kartą perkraunam Amigą, kadangi Workbench'e mes likti negalim, mes čia komandos neparašysim. Mums reikalingas DOS'as. Štai, mes vėl Amiga DOS. Nesvarbu, kad užsikrovė Workbench'as kitoje pusėje. Dabar mes dirbame ir su Workbench'u, ir su Amiga DOS. Tačiau mes turime komandų eilutę, kur galime papildyti be jokio teksto redaktoriaus Startup Sequence failą. Vėl rašome echo. Tarpas kabutės. Ir dabar jau rašom komandą NCLI. Bet
dar reikėtų tokių raidelių. Na, čia jau specifinė Amigos komanda. Apie komandą nil pašnekėsim daug vėliau, kad jūs ir nežinosit, kam jinai skirta, tai čia jokių problemų, mes su ja visai nedirbsim, tai aš ir nekvaršinsiu jums galvos. Tiesiog tokia komanda ir viskas. Ir štai viskas keliauja vėl į sys, katalogą S. Startup sequence. Dar kartą patikrinam, ar komanda teisinga. Čia labai svarbu, nes jeigu praleisit, ką nors praleisit raidę ar tarpelį, viskas komanda neveiks. Eko, taip, tarpas, taip, viskas čia gerai. Toliau čia žiūrim, ar tarpas turi būti taip. Po NCLI turi būti tarpelis. Taip, kabutė susidaro po dvitaškio. Taip, visiškai teisingai, tarpas. Toliau jokių tarpų nėra ir spaudžiam Enter. Štai komanda įvykdyta. Kas dabar bus? Dabar perkrovus Amiga, mes iš karto pamatysim Workbench'ą. Skaičiuojat sekundės, o aš spaudžiu Reset. Viens, 2, 3, 4, 5 sekundės. Įsivaizduojat, kaip krovėsi originalus Workbench'as ir dabar kaip kraunasi šitas Workbench'as. Ar jūs suprantat, ką mes padarėm? Mes padarėm savo asmeninį diskelį, kurį dabar galime pavadinti Rename. Kaip jis vadinsis? Ogi Fast VB. Taigi, jeigu dabar užeitumėm į mūsų sukurtą diskelį, mes ten iš karto pamatytumėm, kad tai yra System Configuration, katalogas S, kuriame yra Startup Sequence, štai. Ir visos reikalingos DOS komandos kataloge C. Štai ir viskas. Tokiu pagrindu dirba bet koks Amigos diskelis. Visi žaidimai, absoliučiai visa sistema kraunasi būtent tokia tvarka. Taigi mes išmokom šitą pamoką ir dabar jau žinom, kaip Amiga vykdo paleisti iš diskelių. Kaip ir sakiau, nieko daryti nereikia. Kaip paprasta konsolė, turite diskelį, turite konsolę šiuo atveju. Taip, dabar jau Amiga virto konsolė. Štai, sakykim, čia mūsų žaidimas ar kažkokia tai programa. Amiga vykdo Startup Sequence failą. Štai, įdedam diskelį, rankos laisvos, nieko nereikia. Programa arba žaidimas jau startavo. Genialu, ar ne? Ir nereikia jokių kietų diskų, nereikia ieškoti failų, nereikia vaikščioti po diską ir ieškoti, kur mūsų žaidimas, kur mūsų programa. Štai ir viskas. Taigi šios dienos pamokėlė jau baigta. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki naujų susitikimų mano kanale. Iki.